Šiandien norėčiau papasakoti apie panikos atakas, paminėti keletą faktų, kuo jos skiriasi nuo panikos sutrikimo, kas būna jų metu ir ką daryti joms atsitikus. Dažnai žmonės neteisingai įvertina, kad panikos atakos yra tai perdėta reakcija į kažkokią stresinę situaciją arba tai yra kažkoks padidėjęs nerimas ir nesugebėjimas susitvarkyti su savo jausmais. Tai štai keletas faktų, kurių galbūt nežinojote. Panikos atakos gali taip pat nutikti miegant. Jos yra labai panašios į panikos atakas, kurios nutinka nemiegant. Miegant, kad ir kaip tai keistai skambėtų, ramybės metu, žmogus dažnai pabunda, jaučia padidėjusi širdies plakimą, trūksta oro, kvėpavimas tampa paviršutinis, padidėja prakaitavimas, yra depersonalizacijos, derealizacijos jausmas, tada, kai žmogus gali nesuprasti, kokioje aplinkoje yra ir lyg būtų jausmas, kad stebi save iš šono. Panikos atakos naktį gali sukelti padidėjusi nerimo lygį ir sukelti ateityje miego sutrikimus, todėl jos yra pavojingos. Žmonės tuo metu labai dažnai linkę kviestis greitąją medicinos pagalbą, nors realios grėsmės gyvybei nėra. Panikos atakos gali būti ne tik panikos sutrikimo simptomas arba dalis, tačiau gali būti ir labai daug kitų psichikos sutrikimų dalis, tokių kaip nerimo sutrikimas, miego sutrikimai, nuotaikos sutrikimai. Taip pat gali būti obsesinio kompulsinio sutrikimo dalis ar bipolinio sutrikimo dalis. Taip pat neatmetama, kad gali būti ir somatinių ligų simptomas. Gastroezofaginis refliuksas arba dirgliosios žarnos sindromas taip pat gali sukelti panikos atakas. Mityba ir fizinis aktyvumas gali labai įtakoti panikos atakų ir iš to sekančio panikos sutrikimo eigą. Yra be galo daug įrodymų, kad reguliarus fizinis aktyvumas mažina nerimo sutrikimų lygį, taip pat mažina panikos atakų atsiradimo tikimybę. Mityba, nesaikingas kofeino vartojimas, alkoholio vartojimas, maisto turinčio per daug cukraus ar gliutamato vartojimas taip pat yra įrodymų, kad gali sukelti ir padažninti panikos atakas. Panikos atakos gali būti tikėtos ir netikėtos. Jeigu, pavyzdžiui, turite aukščio baimę, atvirų erdvių baimę, tai yra natūralu, kad panikos ataka jūs gali ištikti skrendant lėktuvu arba kylant liftu į kažkokį viršutinį aukštą. Panikos atakos gali būti ir netikėtos. Kada jos nutinka, kada mes to mažiausiai tikimės. Dažnai būna, kad ir ramybės metu. Panikos atakų vengimas gali padidinti jūsų baimės. Todėl nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodytų, kad yra logiška vengti tų vietų, kur ištinka didelė baimė arba panikos ataka. Tačiau čia slypi pavojai. Kur? Todėl, kad žmogus pradeda vengti labai daug gyvenimiškų aplinkybių. Gali pradėti vengti vairuoti, gali pradėti vengti eiti į atviras erdves, gali pradėti vengti atsakinėti prieš klasę arba daryti pristatymus, pravesti susirinkimą. Taip pat žmonės gali pradėti vengti labai malonių gyvenime dalykų, pavyzdžiui, kaip atostogos prie šiltos jūros, nes bijo skristi lėktuvu. Gali pradėti vengti muziejų, didelių renginių, nes ten yra daug žmonių, ten yra atvira erdvė, nes tose vietose žmonės bijo, kad juos ištiks panikos ataka. Kągi daryti, kai ištinka panikos ataka? Visų pirma, turėtumėm žinoti, kad tai nėra mirtina. Panikos atakos, jos nesukelia mirties, nors sukelia mirties baimę. Taip pat sukelia baimę išprotėti. Pirmoji pagalba būtų kontroliuojamas kvėpavimas, sunormalizuoti kvėpavimą. Jeigu panikos atakos dažnėja ir jos vargina jūs vis dažniau, tuomet labai netgi rekomenduotina kreiptis į specialistą. Psichologas, psichoterapeutas
ypač kognityvinio elgesio terapija, padeda išmokti atpažinti ir išvengti panikos atakų. Tačiau jeigu sutrikimas tęsiasi ir jos dažnėja ir yra diagnozuojamas panikos sutrikimas, tuomet greičiausiai neapsieisime be medikamentinio gydymo. Čia jums padės gydytojas psichiatras.